Daryl and I love Lithuania so much. Darylas ir aš, mes labai mylim Lietuvą. And the music yesterday was so worshipful and beautiful, as today it was as well. Ir vakar muzika irgi buvo tokia nuostabi garbinimo atmosfera kurianti, taip pat kaip buvo ir šiandien. So in the evening when we were doing our night prayers together, Taigi vakare, kai mes meldėmės kartu, kind of thinking about the conference and the day, galvojom apie dieną, apie konferenciją, Daryl said, Lithuanian will be the language of heaven. Darylas pasakė, lietuvių kalba bus dangaus kalba, jie bus kalbama danguje. It's absolutely true, because when I hear people singing in Lithuanian, I think it's the most beautiful language I've ever heard. Tikra tiesa. Ir šitą, kai aš girdžiu giedant lietuviškai, tai yra pats nuostabiausias jausmas. It's as if God created Lithuanian for worship. Tarsi Dievas būtų sukūręs lietuvių kalbą būtent garbinimui. So as many of you probably have been reading Phil Yancey's The Jesus I Never Knew. Galbūt daugelis iš jūsų esat skaitę Filipo Yancey knygą Jėzus, kurio nepažinojau. That book was very, very popular and became famous in the 1990s. Ta knyga buvo labai populiari ir išgarsėjo praeito amžiaus paskutiniam dešimtmetį. Phil Yancey won many awards and lots of books were sold. Philip Yancey jis gavo už savo kūrybą daug prizų ir pardavė daug knygų. There was a need for people within my community of the United States to try to know Jesus better. Mano bendruomenėje Jungtinėse valstijose žmonės turėjo tą troškimą, norą pažinti Jėzų geriau. So my church leaders asked me to do a women's Bible study. Taigi mano bendruomenės bažnyčios vadovai paprašė, kad aš moterims pravesčiau Biblijos studiją. And the women, I asked them, some of them were new believers. Ir aš pasidomėjau, kur tos moterys yra savo kelionėje ir kai kurios iš jų buvo naujai įtikėjusios. And some of them had walked with Jesus for more than 30 years. Kai kurios iš jų jau keliavo su Jėzumi daugiau kaip 30 metų. But they all agreed they didn't know Jesus as they wanted. Bet jos visos sutiko, kad jos nepažįsta Jėzaus tiek, kiek norėtų pažinti. So I was praying and asking the Lord how to make this Bible study. Taigi aš meldžiausi ir klausiau Viešpaties, kaip man organizuoti tą Biblijos studiją. Now, if I want to get to know Artūras, Pavyzdžiui, jeigu Terry norėtų su Artūru susipažinti, I can ask Lina. aš versiu iš pirmos mens, gerai, aš paklausčiau Linos, galėčiau paklausti Linos. You know him very well. Lina, tu pažįsti jį labai gerai. I could ask Ruta. You know him very well. Aš galėčiau Rūtos paklausti, jis žino jį labai gerai. I could ask some of you, tell me something about Artūras. Galėčiau paklausti jūsų, kai kurių papasakojat man apie Artūrą. But the very best way for me to get to know Artūras and to know Artūras is to spend time with Artūras. Bet pats geriausias būdas, kaip su Artūru susipažinti ir jį pažinti, tai praleisti laiką su juo. And hear what he says. Ir štai, ką jis sako. So I decided that I wanted to do a women's Bible study where all we read were the words in the color red. Taigi aš nusprendžiau, kad mes tą Bibliją studijuosime skaitydami tik tai raudonai parašytus žodžius. I did not know if in Lithuania you have what we call red letter New Testament. Aš nežinau, ar Lietuvoje mes turime tokį Naujojo testamento leidimą, kurioje Jėzaus žodžiai yra parašyti raudonai, atspausdinti raudonai. Man atrodo, kad ne. I think we don't. It's fabulous. Nuostabu. What we did in English is took Jesus' words and put his words in red. Taigi, ką mes padarėm anglų kalbą, tai Jėzaus žodžius raudonų šriftų atspausdinom. Now the scripture tells us in 2 Timothy, all scripture is inspired by God. Raštas sako apie Bibliją,
antrame laiške Timotiejui, kad visas raštas yra įkvėptas Dievo and is useful for teaching. ir naudingas mokyti. But there is something very interesting about just reading those red letters. Bet yra kažkas ypatingai įdomaus, kai skaitome vien tik tai raudonus žodžius, raudonai parašytus žodžius. So in the English language Bible, we have Jesus' words in red ink. Taigi, kai kuriuose leidimuose angliškos Biblijos Jėzaus žodžiai yra atspausdinti raudonų šriftu. So he says a few things in Acts. Taigi, sako keletą dalykų apaštalų darbuose. Of course, the Gospels are full of the red. Žinoma, Evangelijos jos pilnos tų raudonų vietų. And the book of Revelation, wow, a lot of red. Ir apreiškimo Jonui knygoje daug raudonuojančių. So I wrote this Bible study just reading the red. Taigi aš parašiau šitą Biblijos studiją, kur mes skaitytumėm tik tai raudonus žodžius. If this is interesting, you could actually highlight your Bibles of just the words of Jesus. Jeigu įdomu, jūs galėtumėt pabandyti pasižymėti gal kažkokio flomasterio arba markerio būtent Jėzaus žodžius. So I told the women, we're just going to hear what Jesus said. Taigi aš toms moterims pasakiau, mes klausysimės to, ką kalba Jėzus. Not what people say about him, Ne tai, ką žmonės apie jį sako, not what's written about him, ne tai, kas apie jį parašyta, not what we've experienced, ne tai, ką mes patyrėme, but just read his words. bet tiesiog skaitysime jo žodžius. So I encouraged each woman to get a picture or some kind of artwork, something that was a image of Jesus. Ir aš paraginau kiekvieną moterį atsinešti arba piešinį, arba paveikslą, kažkokią reprodukciją, kuriame būtų pavaizduotas Jėzus ir kurį galėtų pažiūrėti. My picture was my great-grandmother's. Man tas paveikslėlis, kurį aš turėjau, buvo mano prosenelės. And of course, I think you've seen it. He's in the garden looking at the moon. Ir galbūt jūs žinote tą tokį paveikslą, jisai sode, jis žvelgia į mėnulį. And I would read Jesus' words and look at this image of Jesus. Ir aš skaitydavau Jėzaus žodžius ir žiūrėjau į tą paveiksliuką. And we all learned so much. Ir mes visi visos tiek daug sužinojom. There were things Jesus said that none of us knew. Jėzus sako kai kurios dalykus, kurių mes tiesiog anksčiau nepamatėm. There were things that Jesus said that many of us misunderstood. Daug dalykų Jėzus sako, kuriuos mes supratome kažkaip kitaip. And he said beautiful things that comforted and encouraged us. Jis kalbėjo žodžius, kurie guodė ir drąsino mus. But he also said things that were very strong and hard. Bet jis taip pat kalbėjo žodžius, kurie buvo labai stiprus ir griežti. So in this attempt, I wanted us to look at the Sermon on the Mount, which are Jesus' words. Taigi su ta mintim aš noriu pakviesti mus pažvelgti į kalno pamokslą. Tai yra užrašyti Jėzaus žodžiai. This is from Matthew 5 Tai yra in the English. iš 5 Evangelijos pagal Matą skyrių. Should we just take it verse by verse? Or do you want to read the entire? Whatever you say. Okay, well, if you wanted to read verse 5 through 12, please. Yes. Taigi nuo 5 iki 12 eilutės. From verse 5. I'm sorry, Matthew 5, 1 through 12. Okay. Nuo 1 iki 12. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė. Palaiminti turintys vargdienio dvasią. Jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys. Jie bus paguosti. Palaiminti romieji. Jie paveldė žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo. Jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą.
palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip pat kadaise buvo persekiojami ir pranašai. Thank you. We might have to go back because I'm going step by step from the first verse. So in this concept of Beatitudes, I was raised in the church. Taigi šiuose kaip ir savokose iš palaiminimų, kuriuos Jėzus išsako, aš ir išaugau bažnyčioje. And all my life, I was taught that these Beatitudes are things we should want to be. Ir visą savo tą vaikystę, jaunystę aš buvau mokinama, kad mes turėtumėm siekti tokiais būti. Were you taught this, that these are the things we should be? Ar jūs irgi taip mokino, kad jūs turėtumėt siekti būti tokioj situacijai? Beatitude is from the Latin word where English brings beauty. Angliškas žodis beatitude, lietuviškai mes verčiam palaiminimą, yra kilęs iš lotyniško žodžio, iš kurio taip pat kilęs žodis grožis. So I always was taught that the Beatitudes were things I needed to try to do. Taigi aš visada buvau mokinama, kad tie palaiminimai yra dalykas, kuriuos aš turiu pasistengti gyvendinti. So if we can go back to the very first, yeah. That's fabulous. Thank you. So this was my belief, and this was my struggle because I wasn't living the Beatitudes. Tai buvo tai, ko aš tikėjau ir aš su tuo kankinausi ir kovojau, kadangi išgyvenime įgyvendinti to man nepavyko. I couldn't live the Beatitudes. Aš nesugebėjau gyventi taip, kaip čia yra parašyta. There's this man named Dallas Willard. I have his picture in these slides somewhere. We'll see Dallas Willard. Are you familiar with Dallas? There he is, Dallas Willard. Ar kas nors girdėjo, žinot apie tokį krikščionį mąstytoją, filosofą Dallasą Willardą? Yeah, philosopher. He was actually the head of the philosophy department of the University of Southern California. Jis buvo profesorius ir filosofijos katedros vedėjas Pietų Kalifornijos universitete. Now, my husband, I wish he was here today, my husband Daryl knew Dallas Willard very well. Mano vyras Darylas, norėčiau, kad jis čia būtų šiandien, jisai pažinojo Dallasą labai gerai. They both grew up in a very small town, very poor county. Jie užaugo labai mažame miestelėje, labai tokioj vargingoj vietovėje. One of the poorest counties in America. Viena iš tokių vargingiausių vietovių Amerikoje. And Dallas Willard wrote a book called The Divine Conspiracy. Dallasas Willardas parašė tokią knygą Dieviškas sąmokslas. I want you to know that he was the most humble man I've ever met. Jūs turėtumėte žinot, kad jis buvo vienas nuolankiausių žmonių, su kuriais man kada nors teko susipažinti. The writer of 13 best-selling books. Parašęs 13 nuostabiai puikiai parduodamų knygų. He was one of the greatest minds of the 20th and 21st centuries. Žmogus turintis vieną iš tokių šviesiausių protų 20 amžiaus. And I would see him at conferences or spend time with him in meetings. Aš sutikdavau jį konferencijose ar kažkaip leisdavom laiką kartu susitikimuose. And he always preferred other people. Ir jis visada duodavo geriau, suteikdavo erdvę kitiems žmonėms. The last in line to eat. Paskutinis eilutėje prie maisto. He would clear the trash from the tables. Jis nuvalydavo stalus, surinkdavo šiukšles. And he always was listening. Ir visuomet klausydavosi. To anyone who was talking. Kas bekalbėtų, jis buvo pasiruošęs klausytis. He died while we were in Lithuania. Jis mirė tuo metu, kai buvome čia Lietuvoje. And we couldn't get back to his funeral, but I would have gone to that funeral. Aš tikrai, jei tik būčiau galėjusi, būčiau grįžusi jo laidotuvėms, tuo metu mes negalėjom to padaryti.
So in this book, Divine Conspiracy, Taigi savo knygoje Dieviškas sąmokslas. it was amazing because Dallas Willard had a different idea about Sermon on the Mount. Dalaso Willardo matymas šito, ką Jėzus kalba kalno pamoksle, buvo visai kitoks. He went back to the original Aramaic. Jis perskaitė tai originalo aramėjų kalba. He went back to the Jewish culture. Jis įsigilino į žydų kultūrą. And he said, I think something different is happening on the sermon. Ir jis pasakė, yra šis tas, kas dar nebuvo atskleista, kas yra čia matoma šitam pamoksle. It was a teaching that changed my life. Tai buvo mokymas, kuris perkeitė mano gyvenimą. And I want to talk about that this morning. Ir aš šiandien noriu kalbėti apie tai. So, the first one, poor in spirit. Taigi pirmas dalykas, vargšai dvasia. Blessed are the poor in spirit. Palaiminti turintys vargdienio dvasią. That's not telling us to do that. Nėra sakoma, kad mes turime siekti tokiais būti. This is Jesus who created psychiatry. Tai yra Jėzus, kuris sukūrė psichiatriją. Jesus who created the mind. Jėzus, kuris sukūrė protą. Jesus is the great creator. Jėzus, didysis kūrėjas. He knows more about the human anatomy than anyone else. Jis žino geriau žmogaus kūną negu bet kas kitas. Jesus is the greatest bridge builder Jis ever known. Geriausias tiltų statytojas, kada nors buvęs. Jesus knows more about mathematics than any of us. Jėzus žino daugiau apie matematiką negu bet kas. Because he created those things. Kadangi jis juos sukūrė. He created our psychological framework. Jis sukūrė mūsų psichologinę sandarą. He says, those lacking in spiritual knowledge and gifts and influence. Ir jis sako, kad tie, kuriems trūksta to dvasinio suvokimo, pažinimo ir įtakos. Those who don't have anything visibly to offer to others. Tie, kurie neturi kažko matomo, ką galėtų pasiūlyti kitiems. These are the ones who have no followers on Facebook. Tai yra tie, kurių Facebook'e niekas neseka. You have no Instagram followers. Niekas Instagram'e nesidomi. Blessed are the poor in spirit who have no social influence. Palaiminti vargdieniai dvasia, kurie neturi tos socialinės įtakos. This is great news. Nuostabi žinia. You're not influential. Galbūt neturi įtakos didelės. You're not popular. Gal nesi populiarus. Populiari. People don't want to be around you. Žmonės nelabai mėgsta būti su tavim kartu. That's the poor in spirit. Tai yra vargdieniai dvasia. And Jesus said, heaven is yours. Ir Jėzus sako, dangaus karalystė jūsų. Both now and in Dabar the future. ir ateityje. Heaven belongs to you. Dangus priklauso tau. Not the mighty, not the strong. Ne tiems galingiems, stipriems. Not the fancy and rich. Ne tiems išpuikusiems ir turtingiems. But if your personality is poor in spirit, Bet jeigu tu esi vargšas dvasia, yours is the kingdom of heaven. tavo yra dangaus karalystė. So that's very contrary to the thinking of Jesus' time and our time. Ir tai yra visiškai nesuderinama su tuo, kaip žmonės mąstė Jėzaus metu, Jėzaus laikais, kai Jėzus vaikščiojo žeme, ir mūsų laikais. If we are spiritually poor, if we are physically poor, Jeigu mes dvasiškai vargšai, jeigu mes materialiai vargšai, there's great news because the kingdom is ours. tai yra nuostabi žinia, kurią Jėzus kalba, kad Dievo karalystė yra mūsų. Then Jesus says, those that mourn. Tada Jėzus sako, tie, kurie gedite, liūdintis. This isn't just a sadness.
tai nėra vien tik tai toksai liūdesys. This is that grief when someone you love has died. Tai yra toks sielvartas, tarsi kažkas iš artimųjų būtų miręs. When that spouse has walked away from your marriage. Kai sutuoktinis galbūt nusprendė skirtis. When you've gotten news that there's disease or death coming. Galbūt kažkokia naujiena atėjo apie mirtį ar mirtiną ligą. It's also a mourning of things that could have been. Ir tai gal taip pat susiję su sielvartu, liūdesiu dėl dalykų, kurie galėjo būti. Like the news when I was told I could never have children. Pavyzdžiui, kaip ta naujiena, kai man pasakė, kad aš negalėsiu turėti vaikų. You mourn. Tu gedi. It's a grief. Tai yra sielvartas. That comes from way deep inside. Jis kyla giliai viduje. It's a mourning you can't even describe. Ir tai yra toks sielvartas, kurį sunku apsakyti žodžiais. And Jesus looked at the multitudes. Ir Jėzus žvelgia į tas minias. And he said, rejoice. Ir jis sako, džiaukitės. Because your mourning will end. Kadangi jūsų sielvartui bus pabaiga. And I will be here to comfort you. Aš būsiu čia tam, kad jūs paguosti. We have this promise in Christ Jesus that he comforts us in our mourning. Mes turim pažadą Kristaus Jėzaus, kad jis paguodžia mus, mūsų sielvartą. He lifts our burden. Jis paima mūsų naštas nuo mūsų. And in Jeremiah 31:13, he will turn our mourning into joy. Ir Jeremijo 30 skyriuje 13 eilutėje pasakyta, kad mūsų sielvartas bus perkeistas į džiaugsmą. That's very good news. Tai yra labai gera žinia. And think of how transformational this message was. Ir pagalvokit, kaip iš tikrųjų perkeičianti žinia tai buvo tiems žmonėms, kurie ją girdėjo. The Jews on that mountain had never heard such words. Žydai prie to kalno jie nebuvo girdėję tokių žodžių. Actually, we've not heard such words. Iš tikrųjų, mes negirdim tokių žodžių. Only from Jesus. Tik Jėzus juos sako. And then he talks about the meek. Ir tada jis kalba apie romiuosius arba droviuosius. These are the personality types that can't look you in the eye. Tai yra tokie žmonės, kuriems sunku pažvelgti į akis. Tau. Again, Jesus isn't telling us to be this way. He's saying, if you are this way. Vėlgi, Jėzus nesako, kad va, tokiais turim siekti tapti, bet jeigu tu toks esi. If you're the meek person, and I know this is so funny in Vilnius especially, walking on the sidewalk in Vilnius. Jeigu tu romus žmogus, pavyzdžiui, Vilniuje dažnai taip matoma, jeigu tu eini šaligatviu Vilniuje. So my husband, he is like a large machine. Mano vyras, jisai yra kaip didelė mašina. I'm not moving, I'm going ahead, right? And he gets Aš bumped. iš šono nepasitrauksiu, aš einu į priekį. He gets knocked out of the way. I mean, he's like, I'm going here. Jį kartais išmuša iš kelio, bet jis eina pirmin. And I'm like, oh, sorry, excuse me, sorry. Go ahead. O aš atsiprašau, praleidžiu. Part of it is because we are not from a pedestrian culture. Tai yra iš dalies dėl to, kad mes amerikiečiai nesame iš tų daug pėsčiom vaikštančių. Also because we're not from a large city, we're from a small town. Mes taipogi nesame iš didelio miesto, mes iš mažo miestelio. But the meek on those sidewalks are those who always step aside. Bet romieji ant to šaligatvio jie tarsi visada iš šono pasisuka, praleidžia. You maybe struggle to stand up for yourself. Galbūt tau sunku kovoti už save. Maybe you get bullied. Galbūt tu patiri patyčias. And Jesus says, rejoice because the whole earth belongs to you. Jėzus sako, džiaukis, nes visa žemė priklauso tau. Not just that sidewalk, Ne vien tas šaligatvis, but you will inherit the whole earth. bet tu paveldėsi visą žemę. And Jesus, as a meek ruler,
has a special place in his heart for the meek. Ir Jėzus pats būdamas romus viešpats, jo širdyje yra ypatinga vieta romiesiems. And he says, you meek, you are the children of God. Ir jis sako, romieji, jūs esate Dievo vaikai. And your inheritance will be the whole earth. Ir paveldėsite visą žemę. Next, he says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Toliau jis sako, palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo. These are the justice warriors. Yra tie, kurie nuolat kovoja už teisingumą. That's not fair. Čia tai yra nesąžininga. That's wrong. Neteisingai čia pasielgiai. Oh my goodness, our world is so crazy. And if you want things to be right and as they should be, fair and just and lawful and perfect, it's not going to happen. Ir mūsų pasaulis yra ganėtinai sumautas ir jeigu nori, kad visi dalykai būtų teisingi ir sąžiningai viskas vyktų, taip tiesiog neįvyks. This is why Jesus uses the term hunger and thirst. Todėl Jėzus kalba apie tuos, kurie alksta ir trokšta. Because you're longing for justice. Nes tu trokšti, ilgiesi teisingumo. Not just for yourself, but for others. Ne vien savo, bet ir kitiems. And Jesus said, be at peace, be at rest, because you will be filled. Ir Jėzus sako, būk ramus, būk ilsėkis. Now and in the kingdom to come. Būsi pasotintas dabar ir ateities karalystėje. Jesus will fill that longing for justice. Jėzus atsakys į tą tavo teisingumo alkį. Then we have mercy. Tada turim gailestingumą. You know, I'm doing a women's Bible study now in the book of James, and James says mercy is better than judgment. Dabar mes kaip tik studijuojam mūsų bendruomeniai su moterimis kartu Jokūbo laišką ir Jokūbas rašo, kad gailestingumas yra geriau negu teismas. Mercy is giving without receiving. Gailestingumas, kai duodi negaudamas nieko atgal. Mercy is compassion. Gailestingumas tai yra atjauta. Ačiū. Thank you. Compassion. These are the folks with tender hearts. Tai yra tie žmonės, kurie turi jautrią širdį. The problem with having a tender heart is it's often broken. Problema su tuo yra, kad jeigu tavo širdis yra jautri, ji dažnai yra sužeidžiama. In the Darwinist idea, it's survival of the fittest. Darwinistinėje visuomenėje mintis vyraujanti yra, kad išlieka stipriausia. Mercy does not live in survival of the fittest. Gailestingumo toje labiausiai prisitaikiusių išlikimo sąmonėje nėra. And Jesus said, blessed are the merciful. Ir Jėzus sako, palaiminti yra gailestingieji. Because you will receive mercy. Jūs susilauksite gailestingumo. He will give you compassion. Jis suteiks jums atjautą, atjaus jūs. Now this is one of my favorite. Blessed are the pure in heart. Ir tai yra vienas iš man labiausiai patinkančių, palaiminti tyra širdžiai. And again, this isn't what he's telling us. He's not saying be these things. He's saying if you are this. Vėlgi jis nesako būkite tokiais, jis sako jeigu tokie esat. The perfectionist. Perfekcionistai. You cannot bear crooked lines. Kreivos linijos jūs veda į neviltį. You do not want a dirty room. Nepatinka nešvarūs kambariai. You are a perfectionist. Everything you do must be perfect. Viskas, ką darote, turi būti tobula. Now, my dad was an aeronautical engineer. Mano tėtis buvo aviacijos inžinierius. He said you want a perfectionist in two types of work. Sako, dviejose darbuose reikalingi perfekcionistai.
aeronautical engineering, aviacijoje, aviacinė inžinierija and brain surgery. ir smegenų chirurgijoje. That's where you want people to be perfectionists. Ten tegul žmonės geriau būna perfekcionistai. And my father struggled being a perfectionist. Ir mano tėvas tokiu buvo. Nothing was ever good enough. Ir jam nebūdavo dalykų, kurie yra pakankamai geri. And he was so critical because he wanted things to be right. Jis nuolatos kritikuodavo, norėdavo, kad dalykai būtų teisingai padaryti. Lines to be straight, Linijos turėtų būti tiesios, rules to be kept. taisyklių reikia laikytis. If he made something like a fence or any kind of construction, Jeigu, pavyzdžiui, konstruodavo tvorą ar kažką tai tokio, it had to be perfect. ji turėjo būti tobula. And if people didn't do things perfectly, he became angry. Ir jeigu žmonės nedarydavo dalykų tobulai, tai jį piktindavo. While we were living here in Lithuania, my dad died. Mums gyvenant čia Lietuvoje, mano tėtis mirė. And Daryl and I got on the airplane to fly home. Darilas ir aš, mes sėdome į lėktuvą, parskridome namo. And all the family had asked Daryl if he would preach my dad's funeral. Visa šeima paprašė Darilo, kad jis kalbėtų, pamokslautų laidotuvėse. My dad loved Jesus, Mano tėtis mylėjo Jėzų. but he probably wasn't the best Christian I've ever known. Jis turbūt nebuvo pats geriausias krikščionis, kurį pažinojau. He was always so mad, angry. Jis dažnai būdavo piktas. So we get on the plane, we go to Oklahoma, and we get ready for the funeral. Taigi mes parskrendame į Oklahomą ir ruošiamės laidotuvėms. And all my uncles and aunts said, I do not have any jealousy of Daryl preaching this funeral. Ir mano visi dėdės ir tetos sako, nei kiek nepavydžiu Darilui, kad jam tenka pamokslauti laidotuvėse. I cannot imagine how difficult it would be to preach a funeral for someone who was so hard to be friends with. Aš neįsivaizduoju, kaip sudėtinga yra pamokslauti tokio žmogaus, su kuriuo labai sunku buvo draugauti. Daryl got up at the pulpit, Taigi Darilas atsistojo prie pakilos and this is what he said. ir jis pasakė štai ką. We all know Troy could be difficult. Mes žinome, kad su Trojum galėdavo būti sunku. We all know what a perfectionist he was. Mes žinojom, kad jis buvo perfekcionistas. Everything had to be his way. Viskas turėjo vykti pagal jį. But on December 11, Bet gruodžio 11, around 5 o'clock in the morning, apie 5 valandą ryto, Troy walked through those heavenly gates, Trojus ėjo pro dangaus vartus. reaching his new home. Pakliuvo į savo naujuosius namus. He stood on a hill and looked down at the city. Atsistojo ant kalno ir pažvelgė į miestą. And Troy said, finally, something's built right. Ir Trojus pasakė, na pagaliau kažkas tai padaryta tinkamai. All the frustration gone. Visas tas toksai neramumas ir sielvartas dėl to, kad dalykai neteisingi, patrauktas, baigėsi. Everything perfect as it should be. Viskas tobula, taip kaip privalo būti. And Jesus said, blessed are you that are pure of heart. Ir Jėzus sako, palaiminti jūs tyraširdžiai. He's promising us that the kingdom of heaven is not only ours, but we will see that which is perfect. Jis pažada, kad ne vien mūsų bus ta dangaus karalystė, bet mes pamatysim tobulus dalykus. All the crying ends, all of the weeping stops. Visi nusikaltimai, visas sielvartas ir ašaros baigėsis. All of the perfectionism stops. Visas perfekcionizmas galės eiti šoną. And we see Jesus. Mes pamatysim Jėzų. The next one is peacemakers. Toliau yra taikdariai. In our life right now, our son and our daughter-in-law are divorcing. Mūsų gyvenime dabar mūsų sūnus ir mūsų marčia skiriasi. They have 3 children. Jie turi 3 vaikus.
And it's been one of the most difficult experiences of our lives. Ir tai buvo turbūt pats sunkiausias išgyvenimas mūsų And gyvenime. we just want to be there for the 3 grandchildren. Mes norim padėti kažkaip tai tiems savo 3 anūkams. And we try to be neutral. Mes stengiamės neužimti kažkieno tai pusės. It's as if there's a war and we want to be Switzerland. Tarsi mes būtumėm kare ir mes norim būti Šveicarija. So we say to our daughter-in-law, well, did you think about this? Tai marčiai mes sakome, ar pagalvoja apie tai. And we say to our son, well, did you think about this? Mūsų sūnui sakom, ar tu apmastei šitą? Peacemakers! Taikdariai. You end up being hated by everybody, Jų visi nekenčia. right? They're like, oh, pick a side, Nu, savo, pagaliau pasirink kieno tu pusiai. pick a team. Pasirink komandą. And Jesus is saying, peacemakers, don't you feel that kind of alienation? Ir Jėzus sako, taikdariai, ar nesijaučiat, kad jūs visi atstumia? You end up being a people without any friends. Ar jūs nesijaučiat kartais taip, kad neturit jokių draugų? Peacemakers end up being like a man without a country. Tarsi žmonės, kurie neturėtų savo šalies. You don't belong here, you don't belong there. Ir ten jums ne vieta, ir čia jums ne vieta. Look at this beauty, what Jesus is saying. Blessed are the peacemakers. Pažiūrėkit, kaip gražu, kai Jėzus sako, palaiminti taikdariai. Because you will be the children of God. Jūs būsite Dievo vaikai. You don't have a country, you don't have a family, you belong to God. Jūs neturit šalies, jūs neturit šeimos, jūs priklauso Dievui. You are God's sons and daughters, peacemakers. Jūs Dievo sūnus ir dukterys taikdariai. You belong. Jūs turite vietą, kur jūs priklausot. And then, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Ir tada palaiminti persekiojami dėl teisumo. This is the situation where you were overlooked for a job because they know you're a Christian. Tai yra tokia situacija, kada nepakelia pareigose vien todėl, kad žino, kad esi tikintis Jėzumi. Perhaps you're treated badly by a neighbor because they know that you are a Christian. Galbūt kaimynai tave šnairuoja, nežino, kad tu tikintis. Jesus knows there will be persecution here on earth. Jėzus žino, kad čia žemėje bus persekiojimų. And persecution because of our profession of Jesus. Ir persekiojimų būtent dėl to, kad mes savo širdimis išpažįstame, jog Jėzus yra viešpats. I hear people often in my nation saying, oh, Christians, they're hateful. Mes dažnai girdime savo šalyje, Amerikoje, žmonės sakant, krikščionys, jie nekenčia žmonių. Christians are judgmental. Jie teisia žmonės. Christians are self-righteous. Jie tokie savo teisumo pilni. And I say, do you know any Christians? Ir aš klausiu, o jūs pažįstat krikščionių? No. They don't know any Christians. No. But that's the attitude and the decision they've made. Bet būtent taip žmonės linkę galvoti. And Jesus says, yours also is the kingdom of heaven. Jėzus sako, jūsų yra dangaus karalystė. It's a kind of bookend. He starts with the kingdom of the heaven and then he ends with the kingdom of Tarsi heaven. tokie skliaustai būtų. Pradeda nuo jūsų yra dangaus karalystė ir užbaigia. Jūsų yra dangaus karalystė. And Jesus reminds them, he says, rejoice and be glad. Jėzus primena jiems, džiūgaukite ir linksminkitės. Rejoice and be glad. Būkite linksmi ir džiūgaukite. Because heaven is your reward. Nes jūsų laukia atlygis, dangus. And this word rejoice is Greek for spin around under the influence of a violent emotion. Ir tas žodis džiaukitės yra graikiškam originaliai, jis reiškia suktis aplinkui save, pagauti jiems tokios stiprios labai džiaugsmo emocijos, pakilėtos. So Jesus was looking at all the personality types. Taigi Jėzus žvelgė į visus tos asmenis labai skirtingus. He brought a message for all of humanity. Jis atnešė žinią visai žmonijai.
everything he mentioned, he tells us he has an answer for. Kiekvienam tą, ką jis paminė, žmogų kiekvienoje situacijoje, jis turi jam atsakymą ir pažadą. He will comfort us. Jis paguos mus, He will restore us. jis atstatys mus, He will give us satisfying of our longing. jis atsakys į mūsų širdies troškimus. And something that might be very hard for us to even comprehend, but when Jesus was standing on Mount Aramis, Ir kažkas, ką gali būti sunku mums suprast, bet kai Jėzus stovėjo ten ant Eremo kalno, and as he was speaking to those multitudes, kai jis kalbėjo toms minioms, he knew your name. jis žinojo tavo vardą. Ephesians 2:10 says he knew you. Efeziečiams antras Before- skyrius, 10 eilutė sako, jis pažinojo tave. Before the foundations of the earth were laid. Prieš tai, kai pasaulio pamatai buvo sudėti. You were on his mind. Jis mąstė apie tave. He knew you would be here Jis žinojo, kad būsi čia, in this century at this time šiame amžiuje, šiuo laiku, with this particular situation in your life. su tam tikra konkrečia situacija tavo gyvenime. And he says, I have you. Ir jis sako, aš tave laikau, I know you. aš tave pažįstu, And now I want you to know me. aš noriu, kad tu mane pažintum. I would like to ask you over the next few weeks if you might take that challenge of just reading the words of Jesus. Ir aš noriu jūsų paklausti ir pakviesti jūs atsakyti į tą iššūkį tiesiog per tas ateinančias savaitės vien tik tai Jėzaus žodžius skaityti. And memorizing his words. Mokintis atmintinai tai, ką jis sako. He knows every aspect of our personalities. Jis pažįsta kiekvieną mūsų asmenybės briauną. He knows our flaws and our strengths. Jis žino mūsų silpnybės, mūsų stiprybės. And this is the Jesus we should know. Ir tai yra Jėzus, kurį mes turėtumėm pažinti. Let's pray. Pasimelskim. Father God, thank you so much. Dieve Tėve, dėkojam tau. I thank you that your word is trustworthy. Dėkoju tau, kad tavo žodis yra patikimas. And Father God, we pray that we could know Jesus better. Dieve Tėve, mes meldžiam, padėk mums pažinti Jėzų geriau. And thank you for the Sermon on the Mount that encourages our hearts. Dėkojam už kalno pamokslą, kuris drąsina mūsų širdis. Thank you that you know us Dėkojam, kad pažįsti mus, and that you will provide everything we need. kad tu duosi mums tai, ko mums iš tikrųjų reikia. Fear not, little sheep, Neišsigąsk, mažoji kaimenė, for it is your Father's good pleasure nes tėvui patiko to give you the kingdom. atiduoti jums karalystę. In Jesus' name, Jėzaus vardu. amen. Amen.